Tai kuo svarbus yra šitas paveldas, šita daržinė, kurią jūs atkūrėte, restauravote, galima sakyti? Tai mes turim pasakyti, kad Martyno Jankaus sodyba yra valstybės saugomas objektas ir žinoma, kad vienas iš pastatų, kurį mes jau beveik atkurtą turime, turbūt labai svarbus. O kaip pavyko jį atkurti? Na, kultūros ministerija skyrė finansavimą, Pagėgių savivaldybės taryba pritarė kofinansavimui ir prasidėjo darbai. Darbus atliko nuostabi Telšių įmonė Virbarta, nepaprastai atsakingai dirbo ir galvojant apie tai, kas šitame pastate bus ateityje, tai mes planuojame jį įveiklinti įvairiais kultūriniais renginiais, klojimo teatrų pasirodymais, koncertais, renginiais ir žinoma, dalis pastato bus skirta kultūros paveldo, kilnojamojo kultūros paveldo eksponavimui. Kuo yra sudėtingas atkūrimas tokių objektų? Na, turbūt atkūrimas sudėtingas dėl to, kad tai yra labai brangu. Kaip žinia, tai gali atlikti tik licencijuotos įmonės ir licencijuoti specialistai. Kitas dalykas, žinoma, teisingai atkurti ne kiekvienas moka ir tam turi būti įdėtos tikrai didžiulės pastangos. Tai čia preciziškai atkurta? Čia absoliuti kopija buvo padaryta to pastato, kuris buvo prieš tai. Tai dar kartą, tai čia yra konkrečiai Martyno Jankaus daržinė? Taip, Martyno Jankaus sodybos daržinė.